Sveiki visi, šiandien mes papasakosime, kaip reikia man į paštą nusiųsti mapą. Nu, žinot, mapą, fanmapą, nežinau, testų vardą dar kažką. Pasiemat, paspaudžiat resursų paketai, va, Minecraft'ą taip nueina, nustatymai, resursų paketai, tada atidaryti resursų aplankalą. Aš taip darau bent jau dažniausiai. Toliau į Minecraft'ą, va čia viršui, tada nueini va čia, save'ės, savės, matot, save'ės, paspaudžiam. Tada aš, pavyzdžiui, šitą mapą noriu įdėti. Na, matot, kopijuoti paspaudžiat, kopijuoti, į darbalūkį. Man fakt neleisti, rekomendų. Va, matot, įklijuoti. Matot, šitas yra. Aš dabar taip paprastai negaliu įsidėti. Toks va gyvenimas. Čia yra mūsų... Ai, čia ne tas. Mums reikia... Palaukit. Greitai išsiaiškinsiu, kaip čia reikia. Ai, šitas, va šitas. Matot? Šitas. Ne, štai paprastai galime viską reikia. Klijuoti ir vėl. O ko jis užvaldys yra? Ai, aišku. Čia jisai, matot šitą failą. Šitą, matot. Tada paspaudžiu, va. Redstone testing board rar. Matot, šitas. Paspaudžiat. Tada čia visą to sukompresina. Sukompresina, matot, kompresina dabar. Į zip failą arba rar, aš nežinau, ką jūs turit, bet jums turėtų išeiti tik dalykas. Matot, dabar šitas ir labai paprastai. Čia gavėjai, aš pradžiu noriu savo nusisiųsti, tai aš vadinuosi šitaip, žinosit mano paštą, paėmė, ir tiesiog paprastai šitą nustumėt čia ir viskas, labai paprasta, bet reikia žinot mailą, jeigu nežinot mailą, čia tada bus problema ir viskas, nusiunčiu, viskas, trumpas tutorialas.